žmogus. Jisai tik tais vaidina dėkingumą. Sako, kad jo paties auklėjimas vaikystėje iš tėvo pusės buvo netikslingas, neteisingas. Todėl pasirinko... Aš matau greitus pinigus. 3 kalavijai, 7 kalavijai. Yra norima apknisti imperatorių. Aš supratau, sako, žinok, jaučiu, kad suklydau. Kodėl žmogus dabar toks kažkaip sako, bando kažką ten primest? Todėl, kad yra 10 monetų. Ir užsidarė yra 10 kalavijų. Vėl kalavijų karalius ir žinėčiai. Šitas žmogus dairosi, aš galiu pasakyti, šitas žmogus eina ne į naują kelią, šitas žmogus eina tuo pačiu senu keliu, nes kur buvo ištiestas naujas kelias, nes ten runa R raidės, ten buvo naujas kelias, bet žmogus, nežinau, toksai labai mandras ir žino, kad tas kelias bet kokio atveju jau yra, tiesiog dingęs ir tuo keliu eiti žmogui per kosmosas, nes ten irgi kaip kosmosas atrodo. Todėl sugrįžo į tą patį seną kelią. Velnias. Labai stipriai yra žemės elementas. Žiauriai stipriai. Jautis, ožiaragis. Ir šalia štai šito žmogaus stovės tie patys iniciatoriai. Tie patys. Moteris labai stipriai žemiška, žiauriai žemiška. Šitas žmogus nepavelka kitų energijų. Šitas žmogaus, sako, smegenys negeba dirbti. Už jį turi galvoti kiti. Ir sako, ten, kur yra neva monetos, tai vadinasi, monetos bus galvojantis dalykas. Patarimas. Dar kažkas. Tas kalavijų karalius, jisai yra brandesnio amžiaus, jisai turintis daugiau patirties kažkokiose srityse, jisai turi informacijos. Ir jos turi pakankamai. Todėl, sako, kalavijų karalius nusprendė uždaryti tai, ko šitas žmogus siekia. Todėl greičiausiai atsidūrė visiškai 9 kalavijuose. Kažkas yra išsiaiškinta, kur kas vyko.
Šitas žmogus sako, kad jisai visada renkasi 7 taures, visada. Nes ten vaisiai, nes ten pinigai, nes ten labai fainai, ta. Šitas žmogus eina į karmą. Tai nėra bendrystės reikalas. Absoliučiai nei su savim, nei su kažkuo kitu. Šitas žmogus eidamas į seną kelią, patirdamas tam tikrą konkrečią patirtį, galvoja, kad prašvis. Minėkit karalienę, na. Čia tas pats, kas, žinai, ne, pavyzdžio nesureguliuoju. Yra prasta mokytoja. 7 taurės kiša. Nu ir popiežius, prasta mokytoja. Ir 8 kalavijai. 9 kalavijai. 7 kalavijai. Pelėda. Kas tas katinas? Tas pats nusivylęs žmogus žiūri į pelėdą. Pelėda yra juodas katinas čia. Ir toks, nežinau, katinas žiūri per langą. Ir kadangi yra naktis, vakaras, tai dega žvakė. Ir to atsiskyrėlio katino atvaizdas, jisai atsispindi lange. Ir šitas žmogus žiūri, tai ir plius sakau, kažkaip vakaras. Tai buvo kalavijų karalių, čia vėl met. Eik, tu koks pravalas. Kalavijų karalius, kuris nebeprisileidžia. Kalavijų karalių piešia kaip kad gali būti šeimoje esantį žmogų, giminės žmogų. Ir jis yra išmintingas žmogus. Sako, apkvailino kvailį. Nes tas neva šitas katinas, jisai save pateikia kaip imperatoriumi. Taro. Jis pateikia save kaip labai dideliu imperatoriu, nors realiai jisai yra tik tais žaidėjas, lazdų riteris, prastas manipuliatorius. Prastas. Geras. Ir kalavijų karalius šiuo metu stovi ant... Aš nežinau, aš jį pasakyčiau kaip kad likimo keitėjas. Ką vienaragis? Išsiaiškino apie praeitį. Ką padarė,
tas asmuo. Su vienaragis yra imperatorin. Ir dabar toksai stovi, kaip kad, aš pasakyčiau, jisai yra kaip karma kažkam. Galbūt tiem dviem žmonėm kaip karma kažkam. Jau dabar atstovauja būtent kaip karma, ne moteriška energija. Bet būtent tas žmogus, kuris sako, tu šitaip, tu taip, aš tavo dabar taip. Nesako, kad šitas žmogus jisai slėpė, ko jisai mokinosi, o jisai mokinosi paslapčia labai negerų dalykų. Magas yra paslėptas po tuo mėnuliu ir keistos manipulacijos, ta prasme, aukos vaidmenys išpirko. Kas kažką vaidino prieš jį patį. Aš iš tikrųjų vakar kažkaip tais taurių tūzas, kalavijų tūzas, teisingumas, žvaigždė, į stiprybę. Ir sako, tu pabandyk pajudėti prie tų durų. Varna stovi su raktu. Prigavystė. Kažkodėl labai stipriai, aišku, kalavijų karalius, tai gali būti oro elementas ir vandens elementas. Galbūt kažkas šiuo metu būtent stovi ant kalavijų karaliaus energijos. Nesvarbu, moteris ar vyras. Šitas žmogus sako, kad jisai savęs neplėšia kaip kad imperatorium, kaip kad jisai ten įrodys tau kažką, parodys, kaip aš ten moku ranką užlauž, kaip aš ten, žinai, toks kietas labai ir panašiai. Čia sako, žmogaus visame esmė tai yra blembačkiai išmintis, nes ta žinia čia irgi. Sukasi viskas ne to žmogaus naudai. Ir žmogus žiauriai prasileido. Todėl, kad sako, tu nemoki išbūti su skausmu, tu nemoki priimti dalykų. Tu bėgi iš karto, nežinau, pas močiutę, pas mamą, pas ten draugą, draugelį, iš karto ten skūstis ir ten kažko prašyti. Tai sako, neišbuvai. Labai silpnas yra žmogus. Kvailys dar. Mirtis. Sako, kad šito žmogaus manipulacijos jos baigėsi. Tai yra žmogus įspęstas į kampą. Ir iš jo išeiti nebegali. Nu, tai pamanyk šitaip. Pelėdos, saulė. Vaikiškas labai žmogus. Vaikas su kažkokia moterimi. Jie abudu, galiu pasakyti, dabar gilinasi po kalavijų karaliaus, esmę, mintis, veiksmus ten ir tai gali būti motina su vaiku, tai gali būti vaikas su kažkokiu draugu, draugele, ten dar kažkas tokio. Dabar gilinasi, kaip daeiti iki to vyro, nes jisai yra žvaigždė. Tas vaikas su ta moterimi yra labai pikti ir slepia labai daug dalykų. Kryžius. Wow. Pelės.
slepia žiauriai daug dalykų. Sako, pavyzdžiui, žmonės ties šita vieta, kad, tarkim, pradeda sveikata streikuoti. Ir sako, greičiausiai man taip ir lemta yra tokiam jaunam patirti būtent kažkokius skausmingus dalykus, galbūt net jaunam ir mirti. Tas jaunas mes labai dažnai vadinam iki 75 metų. Ir žmogus nuleidžia rankas. Sako, tu net neįsivaizduoji, tu net nesupranti, kaip tu savo sveikatą gali pakeisti ir likti gyventi toliau. Man, pavyzdžiui, būtų žiauriai abydna jaunam amžiuje, sakau, iki 75 metų pasiduot, todėl kad gyvenimas yra žiauriai įdomus. Ir dabar aš tiesiog sėdėčiau, taip čilinčiau iš toli ir žiūrėčiau visą filmą tų asmenų, kuriuos tu laikei pačiais geriausiais. Šiaip aš nematau pasidavimo to paties kalavijų karaliaus, bet iš šito asmens priimti neva tais kaip kad pažadą taurių nevertėtų. Ir nesvarbu, kas tau šitas žmogus yra. Todėl, kad čia yra žiūrima tik į 10 monetų. Ne tu kaip asmuo, ne tu kaip aplamai kažkas ten ar ne, bet tik tais tai, ką tu turi. Čia nėra jausmų, čia nėra, sako, kažkas tokio, kad tave ten gerbia. Šitas žmogus, jisai jau pats save pardavė labai senai. Labai senai. Už labai pigiai. Už saldainį. Šitas žmogus yra šykštuolis. Jep. Ir mato, kur yra gausa. Mato. Ir dabar nori kompromiso. Praeiti gyvenimai užbaigimas. Ne šitas žmogus suprato, kuris yra, sako, labai labai vaikiškas, bet suprato tas, kas turėjo reikalų su šitu žmogum. Šitas žmogus labai dažnai mėgsta projektuoti dalykus, žiūrėti į kitą žmogų ir sakyti, kad tai esu aš. Mato prie save, tarkim, galbūt stiprų žmogų, kaip kad kūrėja žmogų, ar ne, kaip kad tai jisai įsivažiuoja į to žmogaus vaidmenį ir pradeda teikti save, kad tai esu aš. Sako, tu dar net turbūt neapsisprendai, kas esi, medis ar smilgelė. Ir kadangi žmogus labai dažnai įeina ne į savo aplamai net rolę, po to bando, sako, atkartoti tai ir tai susidegino. Nu, nevatys ten protingų ir išmintingų ir ten labai jau tokių labai ir žmogus praeina ten kokią savaitę laiko ir ant žmogaus veiksmų pasirodo, kas čia yra. Šitas žmogus, jisai yra tiesiog šiuo metu 8 kalavijuose. Kiek ilgai ten sėdės. Iki kol kalavijų karalius neleis. Iš ten išeiti.
čia yra tik puslapis. Kur yra, tarkim, dabar tas 10 monetų. Šitą vyrą atstovauja vyrą, moterį. Atstovauja jį. Vandens elementas velnias. Kur yra ta pati, sako kažkokia moteris, kur šitas žmogus ten labai viską greitai striukai kažkokie yra, mokinasi kažko su 7 kalavijais, sakau, yra 3 tik tais monetos, bando įgauti meistro kažkokią tais poziciją. Niekas neatstovauja tai kažkokiai moteriai, jinai neturi jokio, nežinau, kaip net pasakyti. Todėl, sako, šitam žmogui reikėjo visada laikytis kažkokios vyriškosios energijos, visada, bet to žmogus nepadarė. Aš sakau, tu turi 2 pasirinkimus. Šiandieną bus tik tais sriuba, kokia pupelių. Ir tu turi kitą pasirinkimą važiuoti ten, suvalgyti labai daug vaisių, kotletų, dar kažko skanaus. Ir tu pasirinkai ką? Vaisių, kotletų, nes man šitas sriuba pupelių, žinok, žiauriai yra prastas reikalas ir aš galvoju, kad tai čia, kas aš tau čia, bomžas kažkoks, kad čia tau pupelių sriubą valgyčiau. O čia ir buvo klaida.